Tai ką, pradedam tada mūsų pokalbį tokia aktualia tikriausiai visiems tema, kam galbūt labiau asmeniškai, kažkam iš bendravimo su pašnekovais pusės, ar, nežinau, jūsų artimieji yra susidūrę su panašiomis situacijomis, tai šiandien kalbamės apie diskriminaciją dėl amžiaus ir su mumis šiandien yra ponia Laima, kuri yra lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisininkė ir savo kasdienybėje susidarėte, ar ne, šituo klausimu darbinėje plotmėje, tai būsim labai dėkingi, jeigu pasidalinsite savo patirtimi ir padėsite mums galbūt irgi išmokti, atpažinti ir kaip tose situacijose reaguoti, ką daryti. Tai prašom, Laima, visas dėmesys ir eteris jums. Labai ačiū. Labą dieną visiems, visoms. Nematau visų atvaizdų dėja. Čia taip jau yra su Teamsais, bet noriu tikrai pasidžiaugti, kad mes turim galimybę pasidalinti su jumis mintimis ir kad išgirsim iš jūsų klausimų, manau, įvairiausių. Aš pati noriu tik tai trumpai prisistatyti, kad mano vardas Laima Vengalidits ir dirbu lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje jau labai daug metų, turbūt bus 25, tai yra nuo pačios tarnybos įsteigimo dienos. Ir turbūt, galim sakyti, prisidėjau irgi pačioj pradžioj prie lygių galimybių įstatymo ir parengimo ir priėmimo, nes jis įsigaliojo šiaip 2005 metais Lietuvoje. Tai faktiškai esu teisininkė ir pati tikrai tyriu skundus, teikiu išvadas ir teikiu nuomonės, konsultuoju žmonės. Ir, kaip ir sakiau, atlieku tyrimus būtent ir diskriminacijos amžiaus pagrindu. Ir kiti ten pagrindai, kurie irgi, kaip ir man labiau priskirti, tai yra diskriminacija dėl lyties, dėl socialinės padėties ir dėl pilietybės, dėl kitų požymių. Tai kadangi aš nesiruošiau jokiai prezentacijai ir pagalvojau, kad mums būtų geriau tiesiog laisvai pasikalbėti ir jūs paklaustumėt kažko, aš atsakyčiau, tai gal tik tai pačioj pradžioj tokias tendencijas, ką mes pastebime, pavyzdžiui, pačioj lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje, kad iš tiesų skundų ir paklausimų dėl diskriminacijos, dėl amžiaus turbūt būna kiekvienais metais daugiausiai lyginant su kitais pagrindais ar kitais požymiais, dėl ko žmonės dar galėtų pateikti skundus. Tai jeigu, tarkim, pirmoj vietoj pagal tą pasiskirstymą skundų pirmauja skundai dėl diskriminacijos dėl lyties, gal dėl to, kad žmonės tiesiog labiau atpažįsta, kad čia jie patiria moterys ar vyrai tą diskriminaciją, tai, tarkim, amžius ir negalia, jie taip ir kaip ir varijuoja ar yra lygiagrečioj pozicijoje. Tai yra dažnai ir amžius ir negalia eina kartu ir jie netgi kartais būna viename skunde galima matyti, kad žmonės, pavyzdžiui, patiria tą vadinamą diskriminaciją ir dėl negalios, ir dėl amžiaus. Tai čia jau tikrai tas paplitimas yra labai didelis. Dabar kaip kalbėti apie tas sritis, tarkim, kur žmonės Lietuvoje galėtų būti ginami, kaip jie yra saugomi įstatymais, būtent, kad nebūtų diskriminuojami dėl amžiaus, tai yra, kad teisės nebūtų suvaržytos dėl amžiaus, kad turėtų tokias pat galimybės kaip jaunesnio ar vyresnio amžiaus žmonės dalyvauti visuomenėme gyvenime. Tai yra viena iš tų sričių, tai yra užimtumas, tai yra tie darbo teisinių santykių sritis. Būtent jeigu kalbėti apie darbo santykių, tai dažniausiai susiduriame su diskriminacija dėl amžiaus įsidarbinimo metu ir kada nustatomi apribojimai dėl amžiaus, Lietuvoje jau sakyčiau 50 metų vyrams ir 48 metai moterims, tai jau yra riba kritinė, kai jau yra sunku surasti darbą. Tarkim, jaunesnio amžiaus asmenims, vėlgi ten žiūrint kokiom pozicijoms, tai jau būna netgi ir 35 metai jau yra ta riba, kai jau žmogui sunku darbą surasti, bet kada mes kalbam vis tik apie diskriminaciją dėl amžiaus, aš noriu akcentuoti, kad mes kalbam apie vyresnių žmonių, ne apie jaunesnių žmonių, bet šiaip susidurėme su vyresnių žmonių diskriminacija dėl amžiaus. Ir tas vyresnis amžius jau turbūt prasideda bent jau darbo rinkoje 50 metų, nuo 50 metų tikrai.
Tai tokia liūdna statistika yra. Taigi tas priėmimas į darbą būna sudėtingas, na ir aišku atleidimas iš darbo, kada vyksta, tarkim, reorganizacijos ar darbuotojų skaičiaus mažinimai, tai dažniausiai ta grupė, į kurią nutaikomos tos ietis, tai yra vyresnio amžiaus, priešpensinio amžiaus asmenys, kada pasakoma, kad, tarkim, jie nėra labai lankstus, jie, tarkim, neturi tam tikrų žinių, jie yra atsilikę, jie nėra imlūs naujovėms, na, visokios kitokios priežastys surandamos ir taip tie žmonės atsiduria būtent tame atleidžiamųjų sąraše. Blogis yra tas, kad žmonės, kai tai liečia darbo santykių sritį, iš tiesų nelabai kreipiasi ir bijo kreiptis su bet kokiais skundais. Nes tada kokios pasekmės turbūt laukia, kad ko gero žmogus savo skundus sukels nepasitenkinimą tiek darbdavio, tiek kolegų. Na ir vienaip ar kitaip gali būti, kad jį atleis iš darbo. Tai čia taip kalbant trumpai apie darbo santykių sritį, kur mes patiriam, kur susidurėme su skundais, tarkim, vyresnių žmonių. Kitas sritis yra irgi visiems turbūt labai svarbi, tai yra vartotojų teisės. Tai čia yra labai plati sritis ir kaipgi vėlgi šitoj grupiai, kas labiausiai nukenčia, tai vėlgi, sakyčiau, nukenčia vyresnio amžiaus vartotojai. Ir paminėsiu turbūt kelias sritis, nes šiais metais mes norim papildomai atlikti apžvalgą, kaip būtent vyresnio amžiaus asmenims, aš jau čia kalbu turbūt ir apie amžiaus grupę nuo 70 metų, 75 metų amžiaus grupę, kokius jie patiria, pavyzdžiui, sunkumus ar suvaržymus. Na, vienas sektorius yra kelionių draudimas, tai yra keliaujant į užsienį, kada įvairios įmonės draudimo bendrovės, pavyzdžiui, nedraudžia internetu ir ar apskritai net nesuteikia draudimo paslaugų. Čia irgi vėlgi yra problema, kad žmonėms nėra net paaiškinama tas draudimo mechanizmas, jie, tarkim, bando apsidrausti internetu, yra nustatyta amžiaus riba 70 metų arba 75 metai. Daugiau jau reiškia, jeigu jau yra virš tos ribos, internetu draustis negalima. Taigi net nėra paaiškinama vėlgi, kad tuo atveju reikalingas individualus vertinimas, kad reikia tada galbūt pateikti ir gydytojo pažymą, jeigu ten reikia, kad tai jokių būdų kas yra blogai, kad ta komunikacija yra bloga draudimo irgi bendrovių, kad iki galo nepaaiškina žmonėms, kad jie nėra čia tas užribis ar dar kažkas, užribio grupė, bet tiesiog reikia tada taikomas būtų individualus vertinimas ir individualus draudimas, nes ir tiek civilinis kodeksas, tiek draudimo įstatymas suteikia galimybę draudikui įvertinti asmens amžių ir sveikatos būklę. Tai žinoma, tada reikėtų atlikti tokį individualų vertinimą ir žiūrėti, ar iš tiesų žmogus galėtų įgyti tas draudimo paslaugas ar ne. Tai viena iš tokių mūsų tikslų šiemet apklausti iš tiesų visas draudimo bendrovės ir pažiūrėti, kiek jos apdraudė vyresnių žmonių, ar taikomos kelionės draudimo paslaugos ar ne. Kitas sektorius yra bankai, taigi vėl tas sektorius tai yra, kodėl jis yra mažiau palankus, tarkim, vyresnio amžiaus asmenim, tai yra, pavyzdžiui, kreditinių kortelių išdavimas, įvairių paskolų suteikimas, ką mes irgi matome, kad dažnai vyresni žmonės, kurie gauna, tarkim, tik pensiją, kad jau yra užkertamos galimybės gauti kažkokias paslaugas, na, kad ir tą kreditinę kortelę su limitais, nes taip prognozuojama, kad galbūt nesugebės įsimokėti ir padengti kažkokio imamo kredito. Tada trumpalaikės paskolos, vartojimo paskolos. Irgi, kas paaiškėjo, kad dažnai tos paskolos yra nesuteikiamos, irgi tokių keistų paaiškinimų, kad neva galbūt, žinot, ilgai negyvens ir paskui bankai negali imti kažkokio užstato, negali kažkokių trečiųjų asmenų kaip patikėtinių įtraukti, tada jeigu tas žmogus, iškeliaus anapilį, nebus iš ko išieškoti tą žalą ir taip toliau, ir taip toliau. Na, tokie paaiškinimai tiesiog yra, sakyčiau, gal nenoras dėti pastangas ir
tenkinti norus ir ieškoti kokių kitų būdų ir kelių, kaip tas paskolas suteikti. Tai po kelių jau mūsų tyrimų iš tiesų bankai pakeitė, keli bankai, tokie mažesni bankai, savo politiką ir jau šiuo metu suteikia tas vartojimo paskolas vyresniems žmonėms, bet tai čia irgi yra dar vienas sritis, kur, sakyčiau, žmonės patiria tą tokią akivaizdžią diskriminaciją, tai yra čia tie bankai. Tada yra kita dar labai pilna iššūkių sritis, tai yra visos elektroninės paslaugos ir visas tas prieinamumas, kada reikia naudotis visais mobiliaisiais telefonais, kompiuteriais, kas irgi yra pagal statistiką yra sunkiau pasiekiama vyresnio amžiaus asmenims. Nes pagal kompiuterinį raštingumą Lietuva yra šiek tiek žemiau negu kitos ES valstybės ir iš tiesų žmonės neturi tų įgūdžių tiek daug naudotis kompiuteriais. Jie kyla, jie gerėja, didėja ir auga kiekvienais metais, tačiau tokiais, pavyzdžiui, kaip mobiliosiom aplikacijom, telefonais, aišku, daug kas jų ir neturi ir apskritai net nesinaudoja, nors Lietuva apskritai nelabai linkusi naudotis, pirkti kažką per tos mobiliuosius įrenginius, apskritai net ne vyresni žmonės, bet ir apskritai ir jaunesnio amžiaus žmonės. Tai šitokiais būdais, kada yra tam tikros prekės parduodamos tik naudojantis, pavyzdžiui, telefonais, mobiliosiom aplikacijom, viena iš tokių pavyzdžių, tai yra Lidl parduotuvių tinklas, mes kasdien turbūt ir kiekvieną tikrai savaitę sulaukėme skambučių būtent dėl šito parduotuvių ir nors ir kaip įtikinėjom Lidlą atlikus jau tyrimą, kad iš tiesų tokiu būdu, kai yra taikomos nuolaidos tik tais turintiem programėlės, iš tiesų yra netiesioginė vyresnio amžiaus asmenų diskriminacija. Tai iki šiol su Lidl parduotuvių tinklu ko gero nepavyko susitarti ir ketiname dabar turbūt inicijuoti vėl naują susitikimą, nes iš tiesų mes siūlėm ir prašėm vėl įdiegti tas popierinės plastikinės korteles. Čia buvo sumetimai, kad neva dėl švaros ir dėl taršos jos yra nereikalingos, bet labai daug kas tikrai negali pasinaudoti tom programėlėm. Tai čia aš tik pašnekėjau apie Lidl, bet yra ir daugybė kitų elektroninių paslaugų, kur irgi nėra to popierinio varianto, kuris, pavyzdžiui, žmogui būtų prieinamas ir pasiekiamas ir tada vėlgi žmogus yra, kuris neturi padėjėjų netgi ir pats nesugeba naudotis internetiniam paslaugom, atsiduria tiesiog labai labai sunkioj padėty, nevilty visiškoj. Tai čia yra dar ta kita sritis. Ir aišku, turbūt dar viena sritis, tai yra sveikatos paslaugų teikimas. Tai čia turbūt turėtume kalbėti apie tas visas, pirmiausia, prevencinės programas, tai yra vėžio patikros programas, kuriuose yra nustatytas amžiaus riba atlikti tam tikrą patikrą, tai yra storosios žarnos vėžio programa, tai yra krūties, tai yra ten gimdos kaklelio, tai yra prostatos vėžio programos ir kitos programos, kuriuose irgi nustatyta ta amžiaus riba. Tai žmonės, kada neturi galimybės vyresniam amžiui pasitikrinti, tai tikrai jaučiasi tokie nepilnaverčiai ir kaip ir atskirties grupiai. Bet šiuo atveju irgi su Sveikatos apsaugos ministerija tikrai aiškinamės ir dėl prostatos vėžio, pavyzdžiui, patikros ir kaip Sveikatos apsaugos ministerija įtikinėjo, jeigu vis tik būtų kažkokios indikacijos, tai žmogus galėtų kreiptis, tarkim, į šeimos gydytoją, kuris pasiųstų pas specialistą, nusiųstų ir tada būtų ta galimybė pasitikrinti sveikatą, net jeigu ir nepatenka į tą prevencinę programą. Tai būtent tos sveikatos paslaugos iš tiesų skundų ne tiek daug sulaukiama, bet kiekvienu atveju vis tik tai žiūrima ir vertinama situacija, bet yra kitas dar turbūt paties požiūrio klausimas. Tai čia yra požiūris medikų, slaugytojų, tarkim, į vyresnio amžiaus pacientą. Bet čia yra turbūt didelė problema, kai nueinama ir pasakoma, toks požiūris, kad galbūt atėjo tik tai pasiskųsti ir tik tais kažkokių kompensuojamų vaistų įsirašyti arba pabendrauti su medikais. Kitas dar požiūris yra, kad tas visą laiką tipiškas atsakymas, ką jūs norite ir ko jūs norite, amžius
ir tos ligos yra neišvengiamos, susitaikykite su tuo. Tai va toksai, vis tiek tai yra žeidžiantis pasakymas, kaip ten bebūtų taip, ir to amžiaus akcentuoti visą laiką nereikėtų, ir mes tą irgi dar norime su pačiais medikais kalbėti, kad turbūt reikia žiūrėti individualiai į kiekvieną žmogų, bet neakcentuoti to amžiaus nuolatos, nes tai yra iš tiesų žeidžia. Ir dar vienas dalykas, irgi ką mes irgi norim pasakyti, tai mes išleidome ir dar bus turbūt daugiau tokių leidinių, bet tokį leidinuką apie tai apskritai, kaip kalbama visuomenėje žiniasklaidoje apie vyresnio amžiaus žmonės. Kad patys tie stereotipai ir turbūt tos neigiamos nuostatos ateina iš žiniasklaidos, iš televizijos, iš radijo, tai kaip yra komunikuojama. Ir man atrodo, ir sidabrinė linija pasieks, mano kolegė Miglė šiandien tokį leidinuką jums atsiuntė, kaip reikėtų, tai būtų patarimai tiek žiniasklaidos priemonėms, žurnalistam, tiek visiems reklamų skleidėjai, tiek pačioms visom įmonėm, kurie teikia kažkokias paslaugas ar globos paslaugas vyresnio amžiaus asmenims, kaip tai turėtų būti vizualiai parodoma ir kaip tai turėtų būti ištransliuojama ta žodinė kalba. Ko vengti, kad tie stereotipai neįsitvirtintų ir kad jie tiesiog iš mūsų sąmonės išeitų lauk. Tai aš labai tikiuosi, kad tą leidinį jūs irgi turėsite ir tuo leidiniu galbūt ir vadovausitės ir savo kolegom pateiksite iš tiesų, kokių žodžių nevartoti. Tai ką mes girdime iš tiesų labai dažnai tie žodžiai ir močiutė, ir senolis, ir senolė, ir dažnai irgi net tas pats žodis irgi senjorai pabrėžiamas, arba pensininkai, žiūrint dar kokiam kontekste tas kalbama. Tai iš tiesų ir kaip vaizduojama, kaip tas vyresnis žmogus yra vaizduojamas viešojoje erdvėje, tai yra tarkim juodai baltos spalvos, ar jisai visada rodomas vienišas, kažkur tarkim žiūrintis į kažkokią nebūtį žvelgiantis, rodomos tokioj labai liūdna nuotrauka, vėlgi vaizduojami kažkokios kūno dalis, tarkim ar rankos, ar plaukai, ar ten akys su akiniais, kur tiesiog atspindi tuos, tarkim, mūsų amžiaus, tarkim, požymius. Tai visas tas, kada matoma ir tai vaizduojama netgi kaip kažkoks blogis, tas reiškiasi ir tie visi požymiai ir tie visi simptomai, kad visuomenė senėja, amžėja, tai yra trimituojama ir skelbiama, kad čia kaip vos ne tikrai kažkoks karas ateinantis. Tai yra tas pateikimas, kaip visuomenė, aišku, pateikiama ta problema, ar tas ne problema, bet tiesiog tai yra realybė tokia, kad mes visi kiekvieną dieną tampame vyresni, tai yra taip pateikiama kaip kažkoks blogis visuomenės. Tai mano požiūrį iš tiesų, kai ir jau nekalbant apie reklamas, tarkim, tam tikrų gaminių reklamas, kur irgi mes matome, jeigu tai yra vaistai, be abejonės, tai bus kažkokie vyresni žmonės, jeigu tai yra kažkokiais dar liūdnais vaizdais, liūdnais veidais tokiais, jeigu tai yra kažkokios kitos prekės parduodamos, tai yra orientuota į jaunesnius asmenis. Tai iš viso to tiesiog irgi yra, turbūt mano manymu, čia yra vienas iš tų pagrindinių dalykų, kaip yra konstruojami stereotipai ir mūsų visuomenės požiūris apskritai į vyresnio amžiaus žmonės. Mes ir siūlome net nevartoti tokio žodžio apskritai, nepabrėžti ir senolis ar senolė, aš nekalbu senjoras ar ten močiutė, vengti tokių žodžių. Tiesiog kalbėti galima vyresnės kartos ar vyresnio amžiaus asmenys, atsisakyti tų tokių stereotipinių nuostatų nuolatos. Tai aš labai dabar trumpai tokią įžangą pabandžiau padaryti apie tai, su kuo susiduriam lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje. Ir dabar gal tiesiog jūsų klausimai būtų įdomesni, kokie klausimai jums kyla iš viso to ir ką jūs matote, pavyzdžiui, toje viešoje erdvėje,
Nes dar ką noriu irgi paprašyti jūsų, kadangi šiais metais iš tiesų mes dar ruošiamės atlikti papildomą apžvalgą apie vyresnių žmonių diskriminaciją būtent vartotojų teisių apsaugos srityje ir žiniasklaidoje, tai yra pažiūrėti taip pat ir reklamas, kiek reklamos atspindi, pavyzdžiui, mūsų pasiskirstimą pagal amžiaus grupės, ar reklamose matome, kad viskas siūloma tik jaunai auditorijai, ar siūlomos tam tikros prekės ir vyresniems žmonėms. Tai yra, gal turite dar jūs irgi kažkokių idėjų ar pasiūlymų ar įžvalgų, kur patyrėte, susidūrėte su kažkokiais teisių būtent apribojimas nepagarbių požiūrių į vyresnį amžių, į pacientą, tarkim, parduotuvėje galbūt kažkoks aptarnavimas netoks, kaip, tarkim, jaunesnio amžiaus asmens, tai labai skatinčiau pasidalinti tokią informaciją, tokiomis įžvalgomis. Ačiū Laima, kad nesupultumėm visi vienu metu kalbėti, tai jeigu turite kažkas klausimų ar pasidalinimų, tai kviečiu kelti ranką geltoną tokią, kad matytumėm, jog norite pasisakyti ir pakviesime. O kol dar rankyčių nematau, Laima, norėjau dar jūsų tokio dalyko paklausti, gal šiaip toks bendras paveikslas, ar ta diskriminacija dėl amžiaus Lietuvoje yra kitokia nei, pavyzdžiui, kitose šalise, nes man kartais ateina mintis, kad mūsų visuomenė, nežinau, gal kažkokiu būdu pati prisideda, netgi vyresnio amžiaus žmonės patys prisideda prie tos diskriminacijos, turėdami galbūt žemą pasitikėjimo savimi lygį ar nuvertindami save, sakydami, kad mums čia nieko nereikia ir panašiai, nes vėlgi iš jaunesnių, tarkim, žmonių, ką matau, tai kad jie vadindami ten žmonės močiutėm, ten dėdukais ir panašiai, jie nesijaučia kažką blogą darydami, jie kaip tik turi kažkokią, tarkim, tą emociją iš vaikystės ten apie savo senelius ir tai pritaiko, ar ne, visuomeniai ir net nesusimasto, kad tai galėtų kažką žeisti ir panašiai. Nežinau, ar dabar galėčiau pasidalinti vieną nuotrauką, bet tiesiog tekosi irgi socialinėje erdvėje matyti tokioje grupėje senuliukai, kur prieš Kalėdas tiesiog ieškomi žmonės, kurie norėtų skirti paramą globos namuose gyvenantiems vyresnio amžiaus žmonėms. Ir po to, kai tas dovanėles gavo, mačiau vienos merginos komentarą, kad mačiau močiutenzijų, kuriai siunčiau tapkes ir koines, kaip fainai, valio, ten jinai džiaugiasi, bet tas močiutenzijus man taip užkibo ir galvoju, žmogus tikrai nepagalvoja, kad tai galėtų būti kažkokia nepagarbi kalba kitam žmogui. Net negirdėjau tokio termino močiutenzijų, čia daugybė kažkokia. Taip, aš sakyčiau, kad ta diskriminacija arba tas požiūris Lietuvoje gal yra kažkiek sustiprintas, man atrodo, negu kitose ES šalyse. Visų pirma, kad mes Lietuvoje turbūt daugiau nei kitose ES šalyse, pavyzdžiui, susiduriam bent jau tokioje tarnyboje su skundais dėl diskriminacijos amžiaus pagrindų. Vakarų Europos šalyse, su kuriomis dirbom analogiškos institucijos ar Vokietijos, Belgijos, Prancūzijos, Nyderlandų, tų senbuvių vakarų Europos šalių, tikrai amžius nėra pirmoje vietoje, kad iškeliamas, kad tarkim, ką mes kalbam apie vartotojų teisių sritis ar įsidarbinimą, gal visi akcentuoja tą vaizdavimą žiniasklaidoje ir reklamose, kad ne visada reklamos gamintojai ir žurnalistai parenka tinkamus žodžius ir naudoja tinkamas nuotraukas. Bet šiaip Lietuva šiek tiek galbūt ir išsiskiria, nes kai mes pristatome, kad Lietuvoje ta amžiaus diskriminacija yra labai paplitusi, tai tokis būna kartais nustebimas. Jeigu ten kitose šalyse vyrauja, tarkim, diskriminacija dėl rasės ar tautybės, yra tokios daugiau mišrios kultūros gyvena, jie galbūt tai daugiau akcentuoja, tai Lietuvoje tikrai tas amžius labai vis tik yra populiarus. Ir dėl tos pačios savivertės jūs labai teisingai pastebėjote, kad, man atrodo, žmonės patys tiesiog galbūt save menkina, nes aš pati, kai bendrauju su žmonėmis, kurie skambina, dar tam tikrų ten konsultacijų, teisinių, tai pirmiausiai, ką aš išgirstu,
nu ką aš jau norėti, aš jau esu pensininkas, jau man čia viskas. Prasideda nuo savęs menkinimo. Žodžiu, tas vyksta prisistatymas, bet pirmiausia, jisai pasako, aš pensininkas, nors kalba ten, pavyzdžiui, apie visiškai ne su pensija nesusijusius dalykus, apie ten kažkokį aptarnavimą ar dar kažką. Ir vat nuo to savęs prisistatymo, kaip ir sakau, ką aš irgi matau ir žiniasklaidoje, kad žmonės labai neturi to, pasitikėjimo ir nuvertina save. Ir tai prisideda, man atrodo, prie to, kad patys mes ištransliuojam tą tokią žinutę, kad jau mes esam tokie šiek tiek menkaverčiai ir tada atitinkamai jau tas požiūris gali būti kitoks tiek valstybės institucijų, tiek visų kitų institucijų. Bet tai vertė nesumažėja žmogaus nuo to ir lygiai taip pat žmogus šiuo atveju yra ir su patirtim, ir su žiniomis, ir savo ta savivertė, jinai yra lygiai tokia pati vertinga ir gal net didesnė negu, tarkim, jaunesnių asmenų. Bet čia turbūt yra kitas svarbus aspektas. Būtent, kad tas pragyvenimo lygis, būtent pensinio amžiaus žmonių Lietuvoje, aišku, yra tas žemas ir tos pensijos, aišku, yra mažos ir galbūt dėl to verčia kartais, pasijausti tokiais nepilnaverčiais, dėl to, kad neturim tokių didelių ir galbūt gerų pensijų kaip kitose valstybėse žmonės turintys ir tam tikri ribojimai atsiranda. Bet aš visada skatinu, jeigu kažkas paskambinu, niekada nesakykit, kad jūs mažiau vertas ar esat menkesnis dėl to, kad jūs pensininkas. Niekada nežeminkit savęs ir nesakykit, kad jūs jau viskas jau prarasta ir visa kita. Tai ne, niekas neprarasta ir tikrai reikia save vertinti toks, koks aš esu. Ačiū. Kol kas rankyčių nematau, bet gal kažkam tiesiog sudėtinga jas surasti ir panašiai, tai galit bandyti tikrai įsijungti mikrofoną ir paklausti ar pasidalinti, ko norite. Taip, Rūta, prašau. Sveiki visi. Ačiū Laimai už informaciją, visą paskaitą. Tik pasidalinti noriu, kadangi gyvenu Vokietijoje, turiu tikrai puikią progą palyginti. Taip, Vokietijoje jaučiu diskriminaciją, bet tik dėl to, kad esu emigrantė. Nors esu ne ekonominė emigrantė, net mūsų miestelėje esame vienas didesnių darbdavių ir suteikiam darbą patiems vokiečiams. Nepaisant to, tai jaučiasi tiesiog, ypatingai ir medicinos sferoje. Tai va, tai tokia daugmaž diskriminacija dėl tautybės, būtent dėl emigranto statuso. Bet kas liečia amžių, tai tikrai ne. Ir aš netgi stebiu tokius niuansus kaip televizija. Kas transliuojama per televiziją, ta prasme, tenai nėra masiško, žinot, jokios laidos, kur tiesiog, akivaizdžiai yra per jauni žmonės, kurie, jie jauni ir gražus, transliuojantis gyvenimo džiaugsmą ir gyvybingumą, ir kažkokį seksualumą, kažkokį esprį gyvenimo. Tai tiesiog, tai krenta į akis, kad dauguma vedančiųjų, tikrai daugumos, beveik didžiosios daugumos laidų yra, sakykime, tai suaugę žmonės, gerokai suaugę žmonės. Lietuvoje dėl amžiaus susidūriau gal ne kartą, bet ne taip skausmingai, ta prasme, šitai mažai reaguoju. Bet paskutinis kartas, kuomet nusprendžiau šiais metais pratęsti savo studijas, man buvo atsakyta studijų vietoje, nors pradžiai tikino, kad, principai viskas gerai, bet tai mano spėjimas, bet kažkodėl esu būtent tikra, dėl to, kad pokalbio metu net buvo toks klausimas, aš sakau, ta prasme, kaip įsipaišysi į bendrą grupę, pas mus įvairaus amžiaus žmonės, bet jūs nepergyvenkite, štai praeitais metais pas mus buvo netgi žmogus, kuriam buvo netgi 40 metų ir puikiai jaučiasi, sakau, pas man 49 šiaip. Ir žodžiu,
pokalbis kažkaip nuėjo į niekur ir po kelių dienų gavau atsakymą, kad manęs nepriima. Ne va dėl kažkokių kitų, bet sunkiai paaiškinom priežasčių. Tai va tas buvo nemalonu iš tikrųjų. Ne tai, kad aš norėčiau, aš susirasiu kitą alternatyvą tikrai ir galbūt greičiausiai Vokietijoje, kur manęs tikrai nepaklaus niekas, kiek man metų. Tai va, tai tik tokie palyginimai. Ačiū. Jeigu galima, sureaguosiu, iš tiesų, tai, ką mes matome televizijoje ir labai teisingas pastebėjimas ir televizijos laidų vedėjai ir tai, kas ateina kalbėti į televiziją, visi pašnekovai, jeigu mes vertintume iš tiesų amžiaus aspektu, tai turbūt matytume, kad Lietuvoje, ko gero, tas darbingas amžius ir tie, kurie kuria visą tą produktą, turbūt yra taip iki 40 metų amžiaus. Televizijos laidų vedėjų amžius, irgi va, ten 30 su trupučiu 30 plus, tai yra, mes taip gyvenam toje tokioje labai jaunoje iš tiesų terpėje ir erdvėje. Ir tie patys pašnekovai iš tiesų, kai žiūri tas laidas, tai lyg ir tie net iki 30 metų ir 30 plus yra patys įdomiausi, nes jie turi kažkokie yra ar influenceriai, ir jie turi kažko pasidalinti. Vyresnių žmonių iš tiesų tai labai retai galima pamatyti. Na, LRT tai yra televizijoje, kadangi dar jie kažkiek bando atspindėti įvairesnius poreikius ir tos laidos gal kiek yra įvairesnės, iš tiesų ir Algimanto Žukauskienės va čia laida, ar ne, atsirado Mano pasas meluoja. Tai bandoma pakviesti dar, aš matau, ir vyresnius pašnekovus, tai jau tada būna kažkokie mokslininkai, gal ten politikai, kurie jau yra vyresnio amžiaus, kažkiek atspindi, bet šiaip ir žinių vedėjai, ir visi reporteriai, iš tiesų tai yra labai labai jauno amžiaus asmenys. Čia irgi nauja tema, ką irgi mes norim tarnybą atlikti, tai yra išsiaiškinti vis tik tai visų pagrindinių žiūrimiausių Lietuvos televizijos kanalų vedėjų, dirbančių darbuotojų amžių ir žiūrėti, ar jie proporcingai atspindi mūsų gyventojų pasiskirstimą pagal amžiaus grupės. Ar nėra taip iš tiesų, kad panašu taip, kad tik tais jauni, labai jauni žmonės, na, kaip ir diktuoja ir formuoja visą šitą kultūrą, ne televizinę. Ta galima pastebėti. Ir net buvo toks atliktas tyrimas, man atrodo, ar čia BBC televizija, ar CNN atliko tyrimą, kuo žmonės labiau šiaip tiki žiūrėdami žinias. Tai vis tik buvo tyrimas ir tyrimo rezultatai parodė, kad vyresnio amžiaus, žymiai vyresnio amžiaus laidų vedėjais pasitiki labiau negu, tarkim, jaunais žmonėmis, kurie skaito žinias ir galbūt kitą kartą net nelabai gerai ir suvokia to turinį, apie ką jie kalba. Tai yra labai teisingas tikrai pastebėjimas. Ir aš ir pati matau, aš irgi, na, šiek tiek, čia tiesiog dėl šeiminės padėties tenka kažkiek laiko gyventi ir Belgijoje, tai aš irgi kada stebiu aplinką ir stebiu tiesiog tuos žmonės, kurie dalyvauja kažkokioje viešojo erdvėje, na, tarkim, kažkokios ten išėjimai, kažkokios mugės, tarkim, pasibuvimai, pasisėdėjimai kokiuose nors kavinėse ar baruose. Tai aš kai lyginu su Lietuva, tai aš galvoju, kad aš vis tik matau žymiai daugiau vyresnio amžiaus asmenų, kurie, na, tiesiog turi galimybės ir mėgaujasi tuo pasibuvimu viešojoje erdvėje. Tai šiek tiek stebina, jeigu mūsų Lietuvoje ar Vilniuje čia praeitume per senamiestį ir pažiūrėtume, kas dažniausiai yra vartotojai visų šitų viešo maitinimo tinklų, tai turbūt matytume daugiau labai jauni žmonės ir net, kaip ir sako, kartais vyresni, mums net nedrąsu užeiti ir ten nusipirkti kažkokią kavą, nes ten tranki muzika ir mes jaustumėme šiek tiek iškritę iš to viso konteksto. Tai čia turbūt kitos galimybės, aišku, turbūt ir finansinės galimybės, kad nelabai suteikia galimybę naudotis tomis, tarkim, paslaugomis, tomis viešosiomis paslaugomis ir dalyvauti visame gyvenime, bendrajame. Tokia mano trumpa. Gal dar kažkas
kokių pasidalinimų, man įdomu dėl sveikatos priežiūros paslaugų, pavyzdžiui, ar kas nors susidūrė su kokiu nors specifiniu gydytojų požiūriu ar medikų požiūriu nepagarbesniu. Taip, Elvyra, prašau, jūs pasidalinkite. Sveiki. Esu šiuo metu lauke, dėja nepavyko visko išgirsti, bet ką išgirdau, tai labai vertinga. Tai apie kitką norėjau pasidalinti, apie savo darbovietę. Teko susidurti su tokiu požiūriu personalo skyriaus darbuotojos, kad jauna komanda atsisakė samdyti vyresnio amžiaus žmogų, tarp 50 ar 60 metų. Tiesiog, kadangi aš bandžiau savo kaimynei padėti ir jai pasiūliau tą darbą ir turėjau tą tiesioginį kontaktą su rekruterė, tai tiesiog jos toks aiškinimas buvo, kad net nekalbės tas žmogus vien dėl to, kad nepritaps komandoje, kuri yra visi jauni žmonės. Tai jautėsi, aišku, kad tas yra neteisinga, kad tai yra diskriminacija, dėl to, kad į patį darbdavį galima kreiptis, pasakyti, kad toks požiūris yra ir tai yra netgi nelegalu, aš sakyčiau, tai galbūt jūs, Laima, kažkokį dar pasakytumėt patarimą, jeigu susidurti tektų dar. Labai ačiū už komentarą. Tikrai tai, ką jūs pasakėte, kad nepritaps jaunesnėme kolektyve, tai yra toksai tradicinis atsakymas darbdavių, kuriem yra per 30 ar apie 30 metų amžiaus, tai yra baimė, kad ateis vyresnio amžiaus žmogus su tomis savo kažkokiamis pasenusiomis konservatyviomis pažiūromis ir bus labai sunku bendrauti. Tai tikrai tai yra toks paaiškinimas, iš nieko jis yra nepagrįstas ir jisai prieštarauja ir darbo kodekso nuostatom, ir lygių galimybių įstatymo nuostatom, kuriais parašyta ir nustatyta, kad darbdavys privalo taikyti vienodus atrankos kriterijus, nepaisant amžiaus. Tai yra, kaip tada yra atliekamas vertinimas, aišku, vertinama, pirmiausia, ar tikrai tai pasakė, tai kartais būna ir garso įrašai padaryti, kiti žmonės ir pasidaro garso įrašus, telefono įrašus per interviu, kada paklausia tokių klausimų ar užduoda tokius dalykus, čia net sakyčiau, galima išvelgti netgi priekabiavimo dėl amžiaus požymių, kada apie žmogų iš karto daromas toks įvertinimas apie jo charakterio savybės ar apie jo prisitaikomumą darbinėje aplinkoje. Tai be abejonės, štai visada siūlyčiau tokius atvejus fiksuoti. Dažniausiai net ir neginčia darbdaviai, kada mes, tarkim, pradedam tyrimą ir klausiam, ar buvo tai pasakyta, tai dažniausiai net jie ir nereikia, kad tai pasakė. Taip, tokia patirtis ir tokios vyraujančios nuostatos, tokie neva kažkokie tyrimai rodo, tų tyrimų irgi nepateikia, bet tai jokių būdų negali būti pasiteisinimas ir priežastis. Bet tai va čia yra viena iš tokių dalykų, iš tokių svarbių priežasčių, kad charakterio savybės galbūt nepritaps ir kad bus sunku įsidarbinti. Kitas dalykas irgi aiškina, kad su amžiumi fiziniai pajėgumai mažėja ir galbūt žmogus negalės, jeigu kalbėt apie fizinį darbą, kažkokių ten krūvių nešioti, ar kad bus galbūt, jeigu kalbant apie kažkokią, pavyzdžiui, maitinimo įstaigas ar ligoninėse, kur reikia labai greitų tempų, tai galvojama, kad nesugebės žmogus taip greitai atlikti kažkokių užduočių, vėlgi preziumuojant, kad jau 50 arba plus, arba 45 ir plus jau yra ta grupė žmonių, kurie nesugebės tinkamai atlikti tų funkcijų. Tai irgi šitie visiškai, aišku, yra vidiniai įsitikinimai, jie tikrai turi būti vertinami kritiškai ir tai iš tiesų yra labai akivaizdus tokių žmonių atmetimai. Tai tą reikėtų fiksuoti, žinoma, ir
tai siūlau visada ar anonimiškai, ar dar kažkaip, žinot, galima kreiptis ir į darbo inspekciją, galima kreiptis ir į lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, nes net ir bet koks, manau, kad pokalbis su darbdaviu tokiu atveju, netgi jeigu ir nėra oficialaus skundo, arba netgi jeigu yra kažkoks darbo skelbimas, tai mes vis tiek nedelsiant skambiname tam darbdaviui ir klausime, ar tai tiesa, ar jūs tikrai taikė tokius kriterijus. Tai netgi kitą kartą jie tą padaro iš tokio nežinojimo, arba kad kažkas pasakė, kad gal bus ar iš personalo, ar kitų patarė neįdarbinti, tarkim, tų vyresnių žmonių. Tai netgi kiekvienas tas skambutis paskui vis tik padaro savo naudą ir, tarkim, tie skelbime nustatyti apribojimai būna pašalinti, arba toks pokalbis su pačiu darbdaviu, tai bent jau ateityje privers jį suklusti ir susimastyti. Nes tokie dalykai tai yra akivaizdus pažeidimas ir darbo kodekso pažeidimas ir lygių galimybių įstatymo pažeidimas. Todėl reikėtų tai fiksuoti. Ir kitas dalykas, aš iš tos pačios temos irgi norėčiau pasakyti, praeitais metais mes turėjome irgi skundus 5 berods vieno ir to paties asmens, kuris jau buvo sulaukęs pensinio amžiaus asmuo, jis tai turėjo patirtį ir valstybės tarnyboje atidirbęs, pats yra medikas, gydytojas, ir jis darbinosi į įvairias įmonės, įstaigos, organizacijas pagal tą patį maždaug profilį ir niekur jo nepriėmė. Ir jis buvo įsitikinęs, ten buvo organizuojami konkursai, jis buvo įsitikinęs, kad tikrai dėl amžiaus jo nepriėmė. Na ir kiekvienu atveju, aišku, atliekamas tas tyrimas ir yra vertinama, ar amžius lėmė tą nepriėmimą. Kas buvo tie kiti žmonės, kurie kandidatavo kartu konkurse. Tiesiog mes tada darom tokį palyginimą, ar jie yra geresni, ar jų ten kokie buvo reikalavimai nustatyti pareigybės aprašymui. Tai irgi tokių tyrimų metu paaiškėjo, bet ir būtent apie šitą žmogų, kad tiek darbinant, pavyzdžiui, ten jis darbinosi ir į poliklinikų registratūras, kad ten buvo reikalaujama tam tikra patirtis tam tikroje srityje. Ir tie, kurie žmonės buvo atėję ir buvo priimti, jie buvo beveik panašaus, kaip nekeista, amžiaus kaip jis, bet jie tiesiog tie žmonės turėjo patirtį tam tikroje srityje. Tai šiuo atveju, kada vertini, ar amžius buvo tas esminis požymis, dėl ko žmogus nebuvo priimtas, tai vis tiek tada mes lyginam, aišku, su kitais pretendentais, ar jie ryškiai buvo jaunesni ir pavyzdžiui, neturėjo tos patirties, bet ar pareiškėjas, pavyzdžiui, pareiškėjo patirtis nebuvo tinkama. Tai šiuo atveju tikrai tie skundai nebuvo pagristi, bet ką aš noriu pasakyti, kitą kartą žmogui gal ir buvo susidaręs toks įspūdis, jeigu jis tikrai atidirbo valstybės tarnyboje ir, kaip jisai sakė, dirbo puikiai ir turėjo žinias ir tiek darbo su kompiuteriu geras žinias, tiek kitas žinias ir buvo medikas, turėjo gydytojas, turėjo diplomą ir jam tada pasirodė keista iš tiesų, kodėl jo nepriima. Bet šiuo atveju, kaip ir sakau, visada reikia žiūrėti ir turbūt dar vertinti, kokie ten tie reikalavimai yra numatyti pareigybės aprašyme. Ir ar šiuo atveju amžius lėmė tą nepriėmimą į darbą, ar ne amžius. Bet šiaip netgi irgi teiraujantis, kada dalyvaujama interviu arba kada darbdaviai prašo atsiųsti savo CV, ten gyvenimo aprašymus dėl kažkokių pozicijų ir konkursų, tai šiaip reikalauti iš darbo ieškančių asmenų informacijos apie amžių šiaip yra negalima. Ir nebent tai būtų kažkokios pareigybės, kur yra nustatyti amžiaus limitai, kur jau negalima, turi tam tikras ar jaunesnio amžiaus, ar ten vyresnio amžiaus limitas, tai yra visiškai nesvarbu. Ir tas amžiaus, koks yra amžiaus riba, darbdavys šiaip neturi reikalauti ir tai nėra požymis, dėl ko prašoma kartais. Tai diskriminacinis požymis, nors kartais ir šiaip kalbant, jeigu jie nebe apie priėmimą, bet apie, tarkim, priekabiavimą dėl amžiaus, tai irgi būna kartais tokie nuskamba skunduose, ką žmonės irgi išvelgia ir ką jiem pasako ar kolegos, ar darbdaviai,
jeigu tai būna vyresnio amžiaus asmuo, tai kad jau gal laikas tau būtų pagalvoti apie anūkų auginimą, arba galbūt laikas būtų į užtarnautą poilsį išeiti. Čia buvo visai neseniai toks tai griežtas labai pasakymas, irgi mums pasakė, tai kiek čia ruošiesi laiko dirbti ir lauksiu, kol pirmyn kojomis išneš. Tai tokių būna net kartais nustembi tokių pasakymų ir tokių perliukų, kad kaip taip gali būti šiuolaikinėje dar visuomenėje ir kad žmonės taip gali sau leisti pasakyti tokias išvadas. Ir kas keisčiausia netgi, irgi turėjom vieną tokį atvejį, kad čia berods vienam vaikų darželyje, kad dirbo auklėtoja, kuri buvo jau berods pensinio amžiaus ir pati direktorė darbdavė taip pat buvo pensinio amžiaus ir vat būtent tą priekabiavimą dėl amžiaus patyrė iš direktorės, kuri buvo tokio paties amžiaus ir kuri pasiūlė irgi eiti auginti anūkų, kad jau jai turbūt karjerą savo pasiekė ir kad jau laikas galbūt susirūpinti šeimą daugiau. Tai vat tokie vat būna dar ir priekabiavimo dėl amžiaus aspektai darbe. O Laima, minėjote, kad dirbate nuo pat pradžių jau ne vienerius metus. Ar kaip Jūs pastebite, ar keičiasi situacija Lietuvoje? Taip, keičiasi ir kai mes pradėjome dirbti tik tai tuo metu galiojo toks Lietuvoje pirmas moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, kuriuo buvo draudžiama diskriminacija tik tai dėl lyties. Ir šiek tiek buvo paminėtas ir amžius, kad iš darbo ieškančių asmenų draudžiama ieškoti informacijos apie amžių. Tai mūsų tos pirmosios dienos ir pirmieji metai buvo iš tiesų labai sunkus, nes reikėjo skambinėti tada darbdaviams ir aiškinti apie tai, kad nei lytis, nei amžius neturi jokio vaidmens ir kad darbdavys negali žmogaus, pavyzdžiui, diskriminuoti dėl amžiaus ir kad nustatyti kažkokių reikalavimų dėl amžiaus. Tai buvo labai pradžioj sunku, nes visų pirma, reikėjo įtikinėti, kad tai yra įstatymas, kad yra lygiai tokią pat galią turi kaip ir baudžiamasis kodeksas ar koks civilinis kodeksas, kad jį privalom gerbti. Tokia buvo valia Lietuvai dar stojant į Europos Sąjungą, parengti ir savo tą teisinę bazę pasirengti visą tokią, kurie atitiktų Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus. Tai buvo labai tokia jaučiama atmetimo reakcija visuomenėje, kad tai nėra tos prioritetinės sritys, kad yra svarbesnių kažkokių dalykų Lietuvai, čia po nepriklausomybės atgavimo ir tiesiog reikėdavo labai smarkiai įtikinėti darbdavius. Tai pačioj pradžioje mes taikėm tokią ir gal griežtesnę politiką ir taikydavom administracinės baudas. Tos baudos buvo mokamos į valstybės biudžetą, jeigu pamatydavom tokius diskriminacinius skelbimus, tai tas baudas sumokėdavo iš ties. Ir tuo viskas lyg tai dar aišku nepasibaigdavo, bet pačios nuostatos galvoje tai vis tiek likdavo dar nepakitusios. Bet vis tik manau, kad dabar metams bėgant, jau po šitiek metų, po 20 metų, kai jau Lietuvoje turim tuos tokius griežtesnius diskriminacijos draudimo reikalavimus, pasikeitė ir darbdavių požiūris, atmetimo tokios reakcijos dabar nėra. Dabar bandoma kažkaip prisidengti, kad nežinojau įstatymų, ar buvau pamiršęs apie įstatymus, ar tiesiog, tai buvo anksčiau, tai galvojau, kad galbūt ir ateityje taip reikėtų daryti, ar tiesiog, bet apie tai, kad tai yra nereikalinga ir kad aš esu, tarkim, privatus darbdavys, ar ką aš noriu, tą renkuosi, tai tokių jau dabar, tokių labai kategoriškų pasakymų nėra. Tai galvoju, kad vis tiek pats, kaip ir įstatymas sako, keičia mūsų nuostatas. Tai galvoju, ir tai, kas ir žiniasklaida pati iš tiesų daug rašo ir mes patys apie tai kalbame ir patys žmonės labai pasikeitė ir, sakyčiau, išdrąsėjo. Tai yra, jeigu ankstesni žmonės, galbūt tie, kurie dar augę buvo ir dirbo sovietmečiu, buvo daugiau linkę nutylėti ir susitaikyti su tom visom negerovėm, tai dabar labai matosi irgi toks kitas požiūris, kad kita karta, kurie ateina, jie yra žymiai drąsesni. Ir kad jie
pasirinkę tikrai nesitaikstyti ir ginti savo teisės, ir ginti, ir padėti ir artimiesiam ne tik savo patiem, bet ir šeimos nariam, ir kitiems. Tai vat tas požiūris, tai šiaip labai džiugina, kad pasikeitė požiūris ir mūsų visuomenės, kad jie nebijo kažkiek jau irgi kovoti ir kreiptis už savo tas teisės pažeistas. Tai pasikeitė tikrai labai daug, sakau, per 25 metus pokyčius aš tikrai matau. Ačiū. Stasy, jūs pakėlėte rankytę? Labą dieną. Aš turėčiau tokį, viską, ką jūs kalbat, visą tai yra, iš tikrųjų, bet būtų toksai, kokią nuomonę turėtumėt, mūsų tie pašnekovai tais dalykais skundžiasi dėl gydytojų požiūrio. Vienas sako, kad ateinu pas gydytoją, tai jis pasako man nedaugiau 2 klausimų. Neškiau 3 klausimą užduoda, jau sako, jau viskas jau. Tai kokia nuomonė būtų, kaip juos, sakykime, jiems patarti elgtis, ar ne? Ar čia dabar ieškoti tos teisybės, ar čia kažkokio tai tokio, ar pasišnekam apie tai, kažkaip tai emociškai jie ten įsišneka, ir tai pabaiga. Bet kokia tai būtų jūsų nuomonė, kaip jiems reikėtų patarti tais atvejais. Ar čia taip karingai čia dabar ieškoti tos kažkokios tai teisybės, ar ne, tiesos, ar čia geriau priimti taip, kaip yra, ir susitaikyti. Ačiū. Jo, ačiū ir labai geras tas jūsų klausimas. Aš nepatarčiau susitaikyti ir nuleisti rankas. Kaip ten bebūtų taip, gydytojai, medikai lygiai taip pat yra tie mūsų visuomenės nariai ir toks pasakymus 2-3 klausimai ir užtenka ir tada išeikite iš kabineto tikrai yra ne vietoj ir ne laiku. Vis tik pasidomėti, pirmiausiai visada siūlyčiau, kaip ir sako patys gydytojai, dažnai vyresnio amžiaus pacientai apskritai nesidomi savo sveikatos būseną, jie pasitikė viskuo, ką aš parašau ir jiem tai yra neįdomu, kur pasiūsiu ir ką pasiūsiu. Bet visų pirma parodyti savo tą tokį žingeidumą ir domėjimąsi, kad žmogui yra įdomu, ką pasakys gydytojas ir išreikšti tuos savo poreikius. Jeigu yra 2-3 klausimai, tai vis tik mes turim tą turbūt pirmiausia laiką nustatyti, ar ne? Kiek gydytojas gali skirti laiko. Dabar, kiek aš žinau, pasikeitė tvarka, daug ką dabar perima slaugytojai to gydytojų funkcijų. Bet vis tiek, jeigu žmogus ateina pas gydytoją, jis turi žinoti savo savivertę, jis turi jaustis oriai. Jeigu pasako 2-3 klausimai ir išeikite, tai yra neoru, tai yra tikrai nepagarba pacientui ir yra žeminimas. Tai aš pirmiausia, savivertę jausti savyje, ateiti ir pasitikėti savimi ir žinot, ko aš atėjau ir ko man reikia iš to gydytojo, man reikia pagalbos. Ir jeigu tų 2-3 klausimų neužtenka, tai pirmiausia, tai siūlyčiau pasakyti, kad šito negana. Aš atėjau ir su daugiau klausimų, pirmiausiai pateikti, išdėstyti, kokie nusiskundimai. Tai yra, vis tiek mes turime pabendrauti 15 minučių, man atrodo, gydytojas turi skirti pacientui ir 20 minučių konsultacijos metu. Tai išsakyti tuos savo pageidavimus, bet jokių būdų nenusižeminti ir nepasakyti, oi, ačiū ir jau išeiti per duris. Aišku, žmogus nenorės pradėti kažkokio konflikto galbūt su gydytoju, jį gydančiu gydytoju ir šeimos gydytoju ir dar kitu. Bet tai galima tą spręsti, ne konfliktiniu būdu, bet galima labai mandagiai tą pasakyti, kad aš turiu dar ir kitų nusiskundimų ir aš laukiau ir atėjau ir manau, kad norėčiau dar šio ir to ir kito paklausti. Tai tiesiog, paaiškinti ir parodyti gydytojui, kad aš esu toks pats vertingas, kaip ir, tarkim, galbūt jaunesnio amžiaus pacientui, kur skiriamas didesnis laikas. Tai yra, nenusivertinti, bet kaip ir ką mes kalbėjome, kad išlaikyti tą savo savivertę. Kitas dalykas, jeigu jau vis tik tai konfliktas kaip ir, neišsisprendžia ar dar kažkaip, tai galbūt jeigu nerašyti kažkur kitur skundų, bet jeigu gydytojas kažkaip ar ignoruoja, ar nenori ir labai tai jau akivaizdžiai, skirti to daugiau laiko, tai yra vis tiek ta administracija, kuriai galima parašyti ir pasiteirauti iš tiesų, ar buvo, kad atėjau su tokiu ir tokiu nusiskundimu ir tiesiog man nebuvo skiriamas tam tikras laikas. Tiesiog turbūt žmogus turėtų žinoti, ko jisai nori,
kokių paslaugų jis nori gauti ir ar jam tos paslaugos buvo suteiktos tinkamai. Tai kaip ir sakau, pradėti nuo paties gydytojo, bet mandagių tonų, tai nereikia ten konfliktuoti ir nereikia ten svaidytis kažkokiais žodžiais ar rodyti gal susierzinimo, bet labai ramiai paprašyti, kad viską tą išklausytų. Na ir kaip sakau, yra žmonės rašo tada administracijai, ar poliklinikos administracijai, ligonės administracijai, kažkiek čia jau, aišku, prasideda ta jau skundimo šiek tiek forma, gal ne visi yra linkę tai daryti, bet galima tikrai pasikalbėti, gal tada bent jau ar su slaugytoju, na kažkiek gauti papildomos informacijos. Labai sunku vertinti, nes tos situacijos gali būti skirtingos. Bet administracija taip pat labai reaguoja į tokius kreipimusis ir į tokius skundus. Mes patys turim tokių atvejų, kada irgi žmonės kreipiasi dėl tam tikrų paslaugų nekokybiškų suteikimo ar neišklausimo. Ir kita dar yra tarnyba, tai yra ta prie Sveikatos apsaugos ministerijos tokia akreditavimo tarnyba, kuri jau tyria, aišku, jau čia skundus pacientų, ar jiem buvo suteiktas visas tas paslaugų paketas. Bet čia, aišku, ne kiekvienas nori skųstis ir rašyti tokius skundus, bet visada galima irgi šiuo atveju ir pasiskambinti, galų gale pasiskambinti, nebijoti, tiesiog nebijoti skambinti ir nebijoti sakyti. Ir į pačią polikliniką tada pasitarti dar yra ir teisininkų skyrius, yra ir pavaduotojai, ir ten ar kažkokie asmenys, kurie yra gydymui skirti specialiai pasiteirauti, pasakyti, papasakoti situaciją, bet svarbu iš tiesų, koks tas poreikis buvo. Jeigu pasako tik 2 klausimai, tai iš tiesų, ko tas žmogus pirmiausiai atėjo. Jis tai turi žinoti, ko atėjo, jis turi žinoti, domėtis tą savo sveikatą ir tiesiog jaustis oriai ir prašyti, kad suteiktų jam tiek, kiek šeimos gydytojas ar kitas gydytojas gali, tą paslaugų krepšelį, kurio jisai prašo. Tai yra normalus, visiškai adekvatus prašymas, mes nieko neprašom daugiau. Nelabai girdisi jūsų, turbūt mikrofonas išjungtas. Atsiprašau, Roma, jūs taip pat kėlėte ranką. Sveiki, aš kėliau ranką, bet matau, kad liko iki susitikimo 5 minutės, tai tada tiesiog neleidau. Aš tik tai norėjau pasidalinti savo patirtim. Aš gyvenu Kuršėnuose, nedideliam miestelį ir buvau labai aktyvi, buvau tarybos narė, gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ir mane žmonės labai gerai žino. Ir dalyvavau susitikime apie strateginį rajono vystymosi planą būsimą. Ir pakėliau ranką, norėjau pasiūlymų teikti. Ir vedėja, kuri mane labai gerai pažįsta, jinai nutilo ir sako, senjorė Roma Albrikienė ateis kalbėti. Aš kovotoja esu ir žinoma, aš atėjau kalbėti ir tada sakau, o kaip man jūs vadinti? Paauglę ar vidutinio amžiaus moterim? Tai salė pradėjo ploti. O vedėja nenusileido ir sako, o tai kaip man dabar jūs vadinti? Aš sakau, mokytoja, visą gyvenimą buvau mokytoja ir mane jūs gerai žinot. Tai ir vadinkit mane mokytoja, juk buvusių mokytojų, kunigų nebūna, jie yra visą laiką. Tai turėjau tokį nemalonų dalyką ir jūsų pastebėjimas, kad žmonės, mano amžiaus žmonės mažiau bijo išsakyti ir pakovoti už save, tai tikrai tas atsiranda. Bet kaip gerai ir kaip aš sveikinu jūs, kad jūs sugebėjot pasakyti ir išdrįsot pasakyti. Ir kodėl, man irgi nesuvokiama, kodėl reikia akcentuoti tą amžių. Kodėl reikia būtinai pabrėžti, kad čia yra senjoras, čia yra pensininkas, net toj pačioj žiniasklaidoje. Ar tai yra svarbu? Ir kitas dar dalykas, aš irgi, ką mes pastebėjom, kada kalbama, tarkim, kriminalinėse naujienose ar žiniose, kažkas ten buvo ar sumuštas, ar sudegintas, ar nukentėjęs, tada būtinai pasakoma senolis. Net jeigu jisai 60 metų, jis jau yra senolis ar senolė. Bet jeigu mes kalbam, tarkim, čia kažkas kaime gyveno, bet jeigu mes kalbam apie kažkokius žinomus Lietuvoje žmonės, kurie ten turi kažkokią socialinę padėtį, tai pastebėjot, turbūt senolis niekada nebus pasakyta. Bus nepasakyta ten ponia ar ponas toks ar anoks.
jie ten nuveikė tokius ir tokius darbus. Tai vat aš irgi galvoju, kad dar turbūt ta socialinė padėtis kartais irgi lemia tam tikrą pristatymą, žodžiu, neišdrįstama pasakyti, kad senolis toks ir toks ten dalyvavo kažkokiuose valdovų rūmų, ten kažkokiam atidarymo ceremonijoje, bet jeigu tai yra jau vat kažkoks kriminalas, tada galima būtinai prilipdyti etiketę senolis, kuris yra gal 60 metų amžiaus jau. Tai čia turbūt vat irgi dar yra daug darbo su žiniasklaida ir vat su tokiais pareiškimais. Tai neturi būti svarbu. Mes sakom atsisakyti apskritai naudot žodį senjoras, senolis, aš jau nekalbu senolis, senolė, močiutis, močiutė, kas čia yra giminystės laipsnis. Nekalbėti, tai yra nesvarbu bendraujant. Tiesiog yra ponia, ponas ir viskas. Galų gale pilietis. Taip. O nepabrėžti jo to statuso ar amžiaus ar dar kažkokio kitos. Visiškai tai yra nesvarbu. Ačiū, jūs mane pastiprinot. Taip, aš džiaugiuosi jumis tikrai labai, kad jūs tai pasakėte ir pirmyn toliau. Šaunuolė. Na ką, labai greitai prabėgo valanda, aš tikiu, kad dar čia galėtumėm tiek pat kalbėti, kaip jūs, Laima, ir sakėt, kad čia neužtenka tikriausiai vieno susitikimo, tai manau, kad pradžia padaryta puikiai ir išgirdom iš jūsų įdomios ir aktualios informacijos. Patys, manau, net nebejoju, kad tikrai kiekvienas turim bent po vieną pavyzdį iš asmeninės patirties ir aplinkos, kur yra tekę susidurti, bet aš matyt išsinešu tą pamoką, kad vėl eilinį kartą turim pradėti nuo savęs, kaip sakot, pastiprinti save ir iš tikrųjų nenusileisti tam, kas vyksta aplinkoje ir nepapulti į tą uždarą ratą, kad jeigu vieni taip sako, tai taip ir yra. Tai Laima, gal jūsų dar paskutinis žodis pabaigai ir šiandien atsisveikinsim. Aš pabaigai siūlau niekada nesakyti, aš senas, aš pensininkas, aš senstu ar dar kažko, aš jau tokio amžiaus. Užmirškim tai. Mes visi esame jauni ir visi einame į tą procesą, tampam vyresni, tarkim, protingesni, išmintingesni, bet jokių būdų neakcentuokime, siūlau, kad mes ten senstam, senėjam ar dar amžėjam, nereikia šito. Atsisakykim šitą ir vertinkim save, mes visi būkim orus. Tai toks mano palinkėjimas. tą savivertę ugdyti. Tai dar kartelį ačiū Jums labai už skirtą laiką. Ačiū ir Jums labai. Iki malonaus pasimatymo kitą kartą, jeigu reikės. Dėkojame. Dėkui viso. Ačiū, viso gero. Viso. Ačiū.